Kaip nustatyti sukimo momento ribotuvą? Štai čia yra DCD 1007. Ji turi 170 Nm sukimo momentą. Ir galite įsivaizduoti, jei inercija nuo to veleno grįžtų atgal į šį gręžtuvą ir tie 170 Nm sukimo momento pradėtų sukti šį gręžtuvą aplinkui žmogau, aš labai greitai rimtai susižeisčiau. Kad to išvengtume, priekyje turime sukimo momento ribotuvą. Sukimo momento ribotuvas turi šiuos nustatymus, šiuos skaičius, kurie didėja nuo 1 iki 11. Taip pat čia gale turite skirtingus nustatymus mažesniam sukimo momentui ir didesniam greičiui, arba didesniam sukimo momentui ir mažesniam greičiui. Taigi, pradžioje norite nustatyti žemesnį greitį ir didesnį sukimo momentą. Kitas dalykas, į kurį turite atkreipti dėmesį, yra slydimų sankaba. Kaip matote, aš nustatęs ant 1 numerio ir jūs taip pat pradėtumėte nuo 1 numerio. Jei ta ašis pradeda suktis, turėtumėte išgirsti štai tokį garsą. Tai reiškia, kad slydimų sankaba įsijungia. Akivaizdu, jei ji tik įsijungtų, iš to nebūtų jokios naudos. Jūs negautumėte jokios galios į kitą pusę. Taigi, ką darote? Tiesiog pakeliate nustatymą 1 laipteliu aukščiau ir tęsiate. Vėlgi, slydimo sankaba įsijungia ir taip po truputį kylate aukštyn. Dabar aš nesiruošiu savęs sužeisti, bet kylant aukštyn, pasieksite tašką, kai jūsų ašis sukasi. Grandinės juda, bet slydimo sankaba nebeįsijungia. Tuo momentu nedidinkite gręžtuvo sukimo momento. Dirbkite su tuo, ką turite šiuo metu. Štai taip apsisaugosite nuo traumų ir išnaudosite savo lankstų veleną maksimaliai. Ačiū, kad žiūrėjote. Ciao.